Šiandieną yra tema apie kalbą. Tai yra keli dalykai, ką noriu šiandien paliesti. Tai pradėkim nuo klausimo. Kaip galvojat, ar kalbat savo autentišku balsu? Ar kalbat savo tikruoju balsu? Parašykit, kaip galvojat, ar kalbat savo tikruoju balsu? Ar tokiu balsu, kokiu kalbat, galvojat, kad tai yra tikrasis jūsų balsas? Sigita, ne. Kristina, manau, taip. Magda, ne. Sunshine, ne. Erika kartais. Ieva turbūt taip. Sandra, manau, kad šiuo metu ne. Ir tie, kurie parašėt, kad nekalbat savo tikruoju balsu, parašykit, o kaip įsivaizduojat, koks jūsų tikrasis balsas yra. Erika, švelnus, malonus, įsivaizduoju taip. Sandra ir parašė sielos balsas. Toma, tvirtas, užtikrintas, drąsus iš širdies. Magda, švelnus, malonus. Tai šiaip yra labai nuostabu, kad apskritai turit tokį jautrumą atkreipti dėmesį į savo balsą ir kad turit tokį pajautimą, kad galbūt tai nėra tikrasis balsas, tas sielos balsas ar tas balsas, kuriuo įsivaizduojat, kad jūs turėtumėt kalbėti. Jurgita, kartais švelnus, malonus, kartais griežtas, Irutė nekantrus, žingeidus, jautrus. Tai labai stipriai buvo keliama šita tema ir aš irgi buvau priversta atkreipti dėmesį į išorę kalbant šitą temą, nes ką apie savo balsą galiu pasakyti, tai kad turiu irgi labai ilgą, įdomią ir gilią istoriją, kas yra susijęs su mano balsu. Ir būtent per balsą man turbūt atėjo daugiausia pamokų šitam gyvenime, todėl kad jau kažkas žino, kažkas dar ne. Sigita dalinas, manau, mano balsas yra sodrus, gilus. Tai jau kažkas žinot, kažkas dar ne, kad esu susijusi su dainavimu. Ir tai nėra atsitiktinai, todėl kad nuo vaikystės lankiau muzikos mokyklas, dainavau ansambliuose, choruose ir visur, kur tik tai galėjau. Ir man dainavimas visada buvo tiesiog tokia aistra, toks malonumas, kur atrodo aš tiesiog neįsivaizdavau savo gyvenimo be dainavimo. Ir man tai būdavo gera išreikšti save per dainavimą, per balsą. Ir labai daug kūriau dainų, išmokau groti gitarą, muzikos mokykloje mokinausi groti fortepijonu, bet žodžiu, iš visko to, ką mokinausi apie muziką, dainavimas, tai tiesiog buvo, aš tiesiog valandas galėdavau tiek chore stovėti dainuot, aš niekada nepavargdavau, man būdavo nesvarbu, kiek laiko praėjo ir taip toliau. Ir tuo pačiu, kadangi irgi, kaip daugelis iš jūsų, augau chaotiškoj aplinkoj, toksiniai aplinkoj, neturėjau šitai savo aistrai palaikymo ir netgi turėjau tokį smugdinimą šitoj vietoj. Tai kur ne tik, kad nepalaikė, bet kur tas balsas buvo bandomas visiškai užspausti jį. Užspausti, kad aš, žodžiu, nebeičiau tuo keliu, bet mano siela tiek norėjo, tiek veržėsi, kad ten aš per didžiausius sunkumus vis tiek į tai veržiausi. Ir faktas, kad kai augam chaotiškoje aplinkoje, kaip ir apskritai mūsų unikalumui yra sunku išsivystyti, taip ir unikaliam balsui yra sunku išsivystyti. Dėl užspaustų emocijų, nes iš balsas labai lengvai išduoda emociją, tai jeigu apskritai visas kūnas išduoda emociją, bet balsas iš vis labai lengvai išduoda emociją. Tai dėl tų užspaustų emocijų daugam, tuo pačiu ir man,
toks išsivystė užspaudimas to balso, sumažinimas, garsumo sumažinimas, nes lygiai taip pat irgi visada buvau tildoma. Ir kai man buvo kažkur 15-16 metų, taip nutiko, kad vienu momentu man pradėjo labai blogai daryti su balsu fiziškai, nuo didelės emocinės įtampos ir nuo to chaotiško gyvenimo, nuo tos chaotiškos aplinkos. Aišku, tada niekas iš tokios perspektyvos į tai nežiūrėjo ir ieškojo fizinių kažkokių simptomų. Tai kažkur 15-16 metų taip nutiko, kad aš beveik netekau balso. Tai yra, kad aš ne tik negalėjau dainuoti, bet aš nebegalėjau kalbėti. Būdavo taip, kad tiesiog sakau žodį ir pusę žodžio nepasisako. ir tikrai buvo labai intensyvus ir baisus periodas, nes, sakau, man dainavimas buvo viskas ir gavosi taip, kad iš manęs tarsi atėmė mano didžiausią aistrą. Bet įdomus faktas buvo tame, kad tiesą sakant, tas dainavimas mane ir ištraukė iš ten, mane ir išgydė. Ir tikrai buvo išbandyta įvairiausių metodikų ir holistinės medicinos ir pas kokius tik tai daktarus neita ir nebandyta ir kokių tik procedūrų nemalonių nedaryta dėl to balso, kad jį atgauti. Bet gavosi, kad aš negalėjau kalbėti, bet aš vis tiek ėjau dainuoti. Ir ne tik, kad šiaip savo ėjau dainuoti, bet ėjau ir pasirodyti į sceną. O žinot tą dalyką, kad jeigu sukyla įtampa, tai dar labiau tas balsas įsitempia. Tai jau ir taip su tokiu balsu, kur aš beveik negaliu ištarti žodžio pilno, turiu sudainuoti pilną dainą. Tai va, bet aš vis tiek ėjau ir buvo įdomu tai, kad antiek tai buvo tikrai ir antiek tai ėjo iš širdies, kad aš net su tuo balsu, tokiu net gergždžiančiu pavadinkim, aš kažkaip vis tiek sugebėdavau žmonių širdis paliesti ir net per tos konkursus ir vis tiek užimti prizinės vietas. Tai va, ir vien dėl to, kad aš nepasidaviau, kad ir kaip buvo sunku, ir toliau bandžiau ir ėjau ir, sakau, tas pats dainavimas, kvėpavimo pratimai ir taip toliau. Ir matytas tai, kad aš per dainavimą galėjau išleisti tas emocijas užspaustas, kurių šiaip negalėjau išleisti, tai tiesiog tai mane išgydė ir po truputį tas balsas pradėjo atsistatinėti. Bet vis tiek pasąmoningai, net galiu pasakyti, iki šios dienos yra išlikę dar tam tikri blokai, su kuriais vis dar dirbu ir tam tikrais momentais, kur aš kartais jaučiu, kad vis dar tas mano balsas sudreba ar kažkaip užsispaudžia, ar išeina ne taip, kaip aš norėčiau, nes dar yra dalių, su kuriomis dirbu, kurios tarsi užstrigo toje traumoje, kai aš beveik netekau savo balso. Tai buvo tiesioginis atspindys realiai to, kas vyksta šeimoje, kur iš manęs buvo bandoma atimti tą balsą visokiom prasmėm ir tai pasireiškė, išlindo fiziškai. Ir kokį įdomų dalyką pastebėjau, ypač šiom dienom labai intensyviai, kad girdžiu, kaip kalba lietuvės moterys. Ir atrodo, kad visos būtų ėjusios į vieną balso mokyklą. Ir visos realiai, jeigu nematyčiau žmogaus veido ir sustatytų ir pradėtų kalbėti tie žmonės, net nebūtų įmanoma atskirti, kuris žmogus tai sako. Ir labai dažnas atvejis, kad esant vidinėms neišgydytoms traumoms, tai aš 2 atvejus pastebėjau, kad arba balsas labai per nosį, arba kaip tik balsas dirbtinai bandomas nužeminti ir kalbėsena grubi, tai labiau iš tų šeimų, kur viskas vyko grupiai, kur galbūt buvo naudojami keiksmažodžiai ir taip toliau, tai tada toks balsas toks toksai. O
tie žmonės arba tos moteris, nebūtinai moteris, lygiai taip pat ir vyrai, bet tiesiog aš kažkaip daugiau dėmesio į moteris atkreipiau šiuo metu, kad labai yra toks per nosį kalbėjimas. Tai čia nieko neįžeidžiant, tiesiog norėjau paimituoti, ką turiu omeny. Ir ką pastebėjau, kad būtent tas per nosį kalbėjimas yra labiau susijęs su žaizda su motina. Tai vadinasi, kad buvo labai valdinga motina, labai kontroliuojanti motina. O tas toks grubus kalbėjimas arba kur naudojimas keiksmažodžių ir taip toliau, tai labiau yra susijęs su žaizda su tėvu. Toks, sakykime, buvimas toj labiau vyriškoje energijoje. Tai ir tarkim už to nosinio kalbėjimo, kodėl iš vis taip atsitinka, kad mes pradedam kalbėti ne savo balsu, tai ir už to nosinio kalbėjimo, kas slepiasi, tai slepiasi perfekcionizmo žaizda, tai sakau kontrolė. Ir dar dažnai pastebėjau, kad labai stengiasi tokie žmonės labai taisyklingai kalbėti ir labai taisyklingai ištarti visus žodžius ir labai taip ir taip. Bet kaip taisyklė, kad atrodo, kad tie žmonės kalba labai taisyklinga, labai švaria ir labai gražia kalba, bet dažnai už tos kalbos slepiasi pasyvi agresija. Ir ta pasyvi agresija tiek į save nukreipta, tiek į pasaulį nukreipta. Tai, kaip sakiau, kodėl iš vis tai vyksta? Nes tai būdas išoriškai atitraukti kitų dėmesį nuo savęs ir nuo to, kas iš tikrųjų vyksta mano viduj, kas iš tikrųjų vyksta emociškai. Tai kaip dar vienas apsauginis mechanizmas, bet kaip kitą kartą netgi kas susijęs su kūnu, kad pavyzdžiui bandydami išlaikyti kažkokias kūno linijas ar bandydami kažkaip apsirengti, mes tiesiog norim sukurti tokią sieną nuo pasaulio, kad niekas iš tikrųjų nepamatytų, kas darosi mūsų viduj. Tai lygiai taip pat su balsu. Mes norim nukreipti žmonės nuo to, kas vyksta viduj ir sukurti sieną, kad žmonės nepamatytų, kas emociškai iš tikrųjų tenai vyksta. Ir kodėl taip dažnai yra, kad tikiu ir ne vienam iš jūsų, galbūt yra šitas dalykas, kad negalit klausyti savo įrašyto balso, negalit žiūrėti savo įrašyto video. Kodėl taip yra? Tai ne dėl to, kad kažkaip kažkas su jumis yra negerai, bet būtent kadangi jeigu nekalbat savo autentiškų balsu, o sakau, taip gali būti dėl to, kad dar yra neišgydytos žaizdos, tai tiesiog klausimas to balso, kuriuo kalbat, trigerina visas tas emocijas, nuo kurių yra bandoma pabėgti arba kurios dar yra nepastebėtos. Tai tik dėl to yra nemalonu klausyti savo balso. Ir aš lygiai taip pat ėjau per šitą kelionę ir irgi buvo laikotarpis, kai atrodo negalėdavau klausyti savo balso visiškai. O dabar tai yra mano darbas ir man tenka dažnai klausyti savo balso ar klausyti savo įrašų. Ir dabar reakcija yra visiškai kitokia. Kaip sakiau, taip dar lygiai taip pat ir aš vis dar einu per šitą procesą, nes sakau, tai buvo tikrai man asmeniškai, tai buvo labai labai traumuojanti patirtis ir labai gili žaizda. Sunshine klausia, o tylus verkimas galėjo pakeisti mano balso stygas? Realiai, kad žinokit, kad aš kadangi praėjus tą visą dalyką su balsu ir su fiziškai pakitusiu balsu, tai ką aš išsiaiškinau per daugelį metų, kad realiai, kad fiziškai kažkaip sužaloti balsą, aš nežinau, ką reikia padaryti tam balsui, kad neatitaisomai kažkaip sužaloti fiziškai balsą. Tai ar tylus verkimas, tai yra labiau vis tiek susijęs su emociniu užspaudimu ir ta baime išsireikšti taip, kaip norisi išsireikšti, tokiu garsumu, kaip norisi išsireikšti. Rašo, mūsų balsai tobuli tokie, kokie yra, tai čia ir nekalbam apie tobulą, netobulą balsą, čia kalbam apie unikalų balsą ir kas slepiasi už balso, kokios žaizdos tiesiog galim atkreipti dėmesį ir pastebėti. Ir suprasti, iš kur tai kyla. Ypač tie, kurie parašėt, kurie turit jausmą, kad
tarsi jūsų balsas turėtų būti kitoks, tarsi ne tokiu balsu kalbat, kokiu norit kalbėti. Ir taip, tai nėra apie perfekcionizmą, tai nėra apie tobulumą. Ir čia kaip ir bet kurioj gyjimo vietoj, tai nėra vienas linijinis procesas, tai nėra, kad galbūt išgydysit kažkokią žaizdą ir pilnai atgausit savo tikrąjį balsą, bet tai irgi yra vingiuotas kelias, bet ėjimas iki to. Bet tiesiog kaip ir kūno kalba daug ką išduoda ir mes galim tai neigti arba su tuo sutikti, bet tiesiog taip yra, nes kūnas turi atmintį, lygiai taip pat balsas turi atmintį ir viskas yra energija ir mes galim jausti. Galim jausti netgi iš balso, pavyzdžiui, kai žmogus kalba, galim jausti arba šiltumą ir mums malonu klausyti, nes tame balse yra tikrumas, arba galim jausti kaip tik šaltumą ir atstumimą ir taip toliau, todėl kad jaučiam energetiškai, kad už to balso kažkas slepiasi. Ir dėl to, kad visgi didžioji dalis kolektyviškai žmonės dar net nėra suvokime, kad yra tos žaizdos jų viduje, kad yra tos žaizdos jų kūne, kurios yra neišjaustos, kurios yra neišgydytos, kurios yra nepaleistos. Tai va, tai tiesiog mūsų kūnas prisitaiko, kaip ir sakau, mūsų kūnas nuostabus įrankis, jisai prie visko prisitaiko, tai ir balsas prisitaiko, tam, kad mus apsaugoti nuo tam tikrų dalykų. Kaip ir kūnas prisitaiko, kad niekas nepamatytų, kas ten mano viduje darosi, taip ir balsas prisitaiko. Ir gerai, ir tuo pačiu toliau tęsiant temą, bet dabar šiek tiek sukant kitą kryptimį, parašykit, kas naudojat, kodėl naudojat mažybinius žodžius. Ir labai gerai, jeigu šita tema apie balsą kažką sutrigerino, nes mano dažniausiai yra toks tikslas, atkreipti dėmesį į tam tikras dalis, į tam tikras žaizdas, nes, sakau, yra daug sluoksnių, kur kitą kartą mes tiesiog nepastebim, nes mes veikiam automatiškai. Tai Toma parašė, miela, rodos taip meilę išreiškiu. Jurgita gražiau skamba. Jolita seniau naudojau, dabar nebe. Mindaugas kartais tai tiesiog mieliau gražiau. Gražiai skamba, viskas sakau iš meilės. Jolita norėjau labiau patikti. Rimutė maloniau skamba. Asta nenaudoju ir nepatinka, kai mane vadina mažybiniais žodžiais. Net nežinau, savaime gaunasi. Witchcraft vaikus gyvūnus vadinu mažybiniais žodžiais, man duoda išskirtinumą. Sandra kažkaip automatiškai gaunasi, kai nori švelniau išsireikšti. Toma malonus jausmas atpalaiduoja, taip giliau žiūrint. Birutė man jie patinka. Gerda nenaudoju, taip pat ir nepatinka. Negaliu pakęsti, kai mane vadina kitaip nei Gerda. Jaučiu malonumą taip sakydama. Tai dabar irgi leiskit jūs patrigerint šitoj vietoj truputį. Irgi atkreipti dėmesį ir duoti kitą perspektyvą ir kitą požiūrio kampą, nes, sakau, visur yra ženklai, visur yra nuorodos, visur yra signalai apie kažką, apie mūsų vidų, apie tai, kas pas mus vyksta. Sunshine mane, kai vadina labai gera, jautru, pati iš meilės tik. Tai, sakau, truputį patrigerinsiu, nes didžiojoje dalyje vartojimas mažybinių žodžių yra sąmoninis arba pasąmoninis galios žaidimas. Ir daug kas parašėt, kad taip tiesiog išreiškėt meilę, kad taip kažkaip maloniau skamba ir taip toliau. Bet esmė yra tame, kad turėtume mokintis iš tikrųjų įvardinti savo meilę ir išreikšti savo meilę, iš tikrųjų sakiniais, pilnais sakiniais. O mažybinių žodžių naudojimas dažnai yra pasąmoninis arba sąmoningas galios žaidimas, tai čia priklausomai nuo žmogaus.
Ir mūsų kultūroje, žinoma, ne tik mūsų kultūroje, bet mūsų kultūroje yra labai tai paplitę. Ir kas pamenat, kažkuriam laive kalbėjau apie pinigus, apie gausą. Ir dalinausi, kad kodėl nereiktų pinigų vadinti pinigėliais. Kaip daug kas irgi yra įpratę daryti, nes tada tik pinigėlių ir gausi. Ir tada irgi analizavom, kad kodėl nesinori sakyti pinigai, nes kitą kartą mums atrodo, kad dalykus įvardinti taip, kaip yra, tarsi tai yra grubu, ar tarsi tai yra baisu. Ir tada mes prigalvojam mažybinių žodžių, bet įsivaizduokit, jeigu viskas yra energija ir jeigu pinigėlių nevadinam pinigėliais, nes tai yra sumažinimas, sumažybinimas tos energijos, o mes norim daug pinigų, tai lygiai taip pat kreipdamiesi ir į kitus žmonės, mažybiniais kreipiniais, mes juos mažinam. O kodėl taip vyksta? Tai vėlgi vyksta pasąmoningai dažniausiai, tai ne dėl to, kad galbūt jūs sąmoningai esat manipuliatyvus žmogus, kuris nori valdyti ir kontroliuoti, tai nebūtinai tai yra tiesa, bet tai taipogi vyksta iš žaizdos. Ir žaizda yra tame, tai kad arba jūs užaugot labai valdingoj aplinkoj, kur neturėjot galios, kur negalėjot reikštis. Taip pat tai gali eiti iš prisitaikėliškumo, nesakau, tas bandymas tarsi kreiptis į žmogų jo tikruoju vardu, kažkodėl viduj kelia tokį jausmą, kad tai yra negražu ir reikia dabar tą vardą sumažinti, nes tai bus mieliau ir fainiau. Tai dažnai tai eina iš prisitaikėliškumo ir jeigu pabandytumėt atkreipti dėmesį, kas iš tikrųjų vyksta kūne, ne automatiškai, kad man tiesiog tai patinka, tai čia fainai, gražu ir taip toliau, bet jeigu iš tikrųjų pabandytumėt atkreipti dėmesį, kas vyksta jūsų kūne, tai daugeliu atveju jūs galbūt net nenorit naudoti tų mažybinių žodžių, bet įsijungia jūsų prisitaikėliškumo žaizda. Jūs tarsi bijot įžeisti kitą žmogų, tai dėl to viskas mažybiškai. Bet taip pat sakau, tas labai svarbus momentas, kad atkreipkite dėmesį, kad tai yra galios žaidimas. Mažinimas bet ko ar kitų žmonių, tai yra galios žaidimas. Tai pasąmoningai tiesiog toks, vadinasi, kad jaučiatės nesaugiai, turit savivertės žaizdą, jaučiatės apskritai nesaugiai pasaulyje, būtent dėl to, kaip užaugot. Ir toks pasąmoninis irgi kaip apsauginis mechanizmas įsijungia, mažinti dalykus ir mažinti kitus su tais mažybiniais žodžiais, tam, kad tarsi pasąmoningai tas mechanizmas gautų kontrolės kažkokios apie aplinką. Ir tada iš kitos pusės, kas parašėt, ką labai trigerina, jeigu jūs vadina mažybiškai, tai lygiai taip pat gali kilti iš žaizdos šitas trigeris ir netgi lygiai iš tos pačios žaizdos, dėl to, kad taip pat galbūt užaugot aplinkoj, kur buvot labai kontroliuojami, jautėtės bejėgiai ir tiesiog kiekvieną kartą, kai kažkas jūs pavadina mažybiškai, jum tarsi primena tą žaizdą. Ir jum net gali sukilti toks noras priešintis tam žmogui, ar toks nepasitenkinimas, ar net pyktis į tą žmogų gali sukilti. Tai čia tas mažybinių žodžių naudojimas, tai yra kiekvienam apie jį patį. Tie, kurie naudoja, tai yra apie jūs pačius. O tie, kurie reaguojat, jeigu jūs vadina mažybiškai, tai jūsų ta reakcija yra apie jūs, nes realiai, jeigu irgi išgydyta ta žaizda, tai kad ir pavadintų, nes mes negalim kitų žmonių sukontroliuoti ir pasakyti jiem ten visiems, nevadinkit manęs taip arba vadinkit mane taip. Tai mes tiesiog negalim sukontroliuoti kitų žmonių ir aplinkos, bet jeigu išgydyta ta žaizda, tai ir jeigu mes iš tikrųjų jaučiamės savo galioje, tai mes tada tiesiog nereaguojame, tai mūsų tiesiog tai netrigerina. Tai iš abiejų perspektyvų. Jolita, jo dažniausiai vadindavau, kurių net nemėgstu. Tai labai irgi daug slepiasi tokio,
ateina žodis dviveidiškumo tame. Bet tas dviveidiškumas, žinokit, dažniausiai jisai būna prieš mus pačius. Kaip sakau, kadangi mes nenorim parodyti pasauliui, esam sužeisti ir nenorim parodyti pasauliui, kas iš tikrųjų vyksta mūsų viduje, nenorim, kad žmogus mus nuskaitytų, bet esmė yra tame, kad labai jautrus žmonės, kurie yra jautrus tom energijom, jie vis tiek galės jūs nuskaityti, kad ir kiek jūs kaukių būsit užsidėję. Tai vat, bet tiesiog pasąmoningai įsijungia tokios programos ir pradedam elgtis, kalbėti neautentiškai, elgtis neautentiškai, bet dėl to ir keliu šitas temas, kad atkreiptumėte tai dėmesį ir kad galėtumėte iš to išsilaisvinti ir kad galėtumėte pasikviesti savo galią atgal pas save. Ir dabar apie vaikų vadinimą mažybiniais žodžiais, tai dar labiau patrigerinsiu jūs visus. Kad lygiai taip pat kaip suaugusių vadinimas, mažybiniais žodžiais yra mažinimas kito žmogaus, sakau, pasąmoninis galios žaidimas, lygiai taip pat yra ir su vaikais. Ir tiesą sakant, norint išugdyti sveikesnį ir gražesnį santykį su vaiku, kur vaikas galėtų jaustis, kad užaugęs galėtų jaustis, kad jisai yra pilnavertis, kad gali savim pasirūpinti, žodžiu, jaustų saugumą, jaustų užtikrintumą, saugumą būti pasaulyje, tai tiesą sakant, net tas kalbėjimas utiutiukai su vaikais irgi turėtų būti pergalvotas. Nes, sakau, viskas yra energija, jeigu žiūrėsim iš tos perspektyvos, kad viskas yra energija ir žinau, kad tai yra giliai šaknyse ir tai yra kaip ir kiekviena tradicija, taip auginti ir taip kalbėti ir taip daryti, bet būtent jeigu žvelgiam į vaiką kaip į kitą asmenį, į kitą žmogų, kuris atėjo į šitą pasaulį, gerai, jisai dar mažas, jisai dar daug ko nežino, ką mes žinom, bet jisai yra asmuo, kaip ir suaugęs žmogus, tai lygiai taip pat ir vaikas. Tai kaip tik mokinimasis kalbėti su vaiku, netgi taip įvardinsiu kaip su suaugusiu, tai nereiškia, kad užkrauti vaikui suaugusiu atsakomybės, čia jokių būdų ne apie tai eina kalba, bet pačioje kalbėsenoje, kad nebūtų mažinimo, nesakau, tokiu būdu įvyksta galios žaidimas, pasąmoninis energetinis galios žaidimas ir kad ir žmonės to nesupranta ar negali įvardinti, bet energetiškai visi jaučia ir vaikai lygiai taip pat jaučia. Ir tai nereiškia, kad jūs negalit panaudoti kažkokių gražių žodžių savo vaikam, bet būtent pabandykit atrasti kitokių būdų negu iki šiol, kaip išreikšti tą savo meilę. Ne per tą vieną mažybinį žodį, bet gal ateikit ir pasakykit, žinai, aš labai tavim didžiuojuosi, tu esi toks nuostabus vaikas, aš taip džiaugiuosi, kad aš tave turiu. Ir nesvarbu, kad tam vaikui 5 ar 6 metai, bet pabandykit pabūti tokiame nuoširdume, taip nusileisti į savo nuoširdumą ir parodyti savo autentiškumą ir parodyti savo tikras emocijas. Nes iš tikrųjų dažnai už tų mažybinių žodžių slepiasi visiškai kas kita. Ir tada dažnai vaikas gaus miksuotą signalą. Todėl, kad vaikai yra ypač jautrus energijom. Ir jūs juos utiutiuojat, o energetiškai jie jaučia, kad emociškai esat visiškai atsiriboję nuo jų. Ir vaikas tada nesupranta, nes fiziškai yra vienas dalykas pateikiamas, o energetiškai yra kitas dalykas pateikiamas. Tai jeigu norit iš tikrųjų kurti ryšį, tai išmokit būti nuoširdus ir nuoširdžiai vaikam ir paaiškinti dalykus ir išsakyti savo jausmus nuoširdžiai. Jūs galvojat, kad jie nesupranta, tai čia irgi yra mažinimas to kito asmens, kad ir vaiko jūs galvojat, kad jie nesupranta, bet patys puikiai žinot, kad kai mes užaugam, net jeigu mes tą akimirką būdami vaikai, ne iki galo viską suprantam, bet kai mes užaugam, mesgi viską prisimenam ir tada mes viską suprantam. Ir tada paaiškėja, kur iš tikrųjų buvo tikroji tiesa ir kas ten vyko, žodžiu, toj šeimoj ir kas buvo tikra, o kas netikra. Gerai, tai tiesiog visada dar vienas požiūrio kampas, dar vienas taškas, į kur galima atkreipti dėmesį, kur galima irgi pradėti gijimo procesą, kad būtume geresni tiek sau, tiek pasauliui, tiek vaikams.
Ir dabar trečias klausimas. Kaip elgiatės ir reaguojat, kai kažkas verkia ar yra nusiminęs? Parašykit, kaip elgiatės ar reaguojat, kai kažkas verkia ar yra nusiminęs. Jurgita sukyla pyktis, norisi guosti, liūdžiu arba verkiu kartu, Kristina sako, Roma gaila. Jei iš artimų būna pati apsiverkiu, pačiai suskausta širdį, norisi apkabinti. Jolita, seniau galėdavau verkti kartu, dabar nervuoja. Rimutė pati labai nusimenu, gerklę užspaudžia. Labai priklauso nuo situacijos, jei vaikas apkabinu, jei artimas klausiu, kas nutiko. Daiva, atjaučiu, bet stengiuosi nepraleisti per save tų emocijų. Witchcraft norisi paguosti, bet sustabdau save, nes po to sako, ko čia lendi. Brigita, leidžiu išjausti ir esu, arba kaip jam norisi. Galvoju, kaip padėti, kad neliūdėtų. Roma, bet paskutiniu metu nebenoriu gailėti. Toma, nežinau, ką daryti tokiais atvejais, pasimetu, jaučiuosi kalta, kad negaliu padėti. Tai jeigu galit pastebėti, kad ir dabar iš jūsų atsakymų, kiek daug to yra apie jūs. Tame kito žmogaus procese, kur atrodo tai turėtų būti kito žmogaus procesas, bet pažiūrėkite iš daugelio jūsų atsakymų, kiek daug tai yra apie jūs. Kaip gaunasi, kad netgi, sakykime, pasąmoningai, aš nesakau, kad jūs specialiai tai darot, bet irgi pasąmoningai iš žaizdos, jūs apsuka tą situaciją, kad tarsi tai yra apie jūs, kad man irgi liūdna pasidaro, tai aš irgi verkti pradedu. Arba pyktis sukyla. Tai va, visa tai irgi įvyksta, vėlgi, iš žaizdos susijusios su vidiniu vaiku, tai tas noras apskritai kitą guosti, ar net pyktis, jeigu sukyla, ar jeigu pradedat kartu verkti, tai yra tarsi prisiimat to kito žmogaus emocijas, kad jam taip skauda, kad net jum pradeda skaudėti. Tai viskas yra susijęs su neišgijusiu jūsų vidiniu vaiku. Ir jeigu kyla noras kuo greičiau kitą žmogų nuraminti arba kažkaip jam padėti arba išspręsti jo problemą, tai kyla tik dėl to, nes iš tikrųjų jūs save norit išgelbėti. Jūsų vidinis vaikas nori būti išgelbėtas ir nuramintas ir priimtas ir pastebėtas ir kad jam būtų leista išjausti tas visas emocijas. Tai realiai tai niekaip nėra susijęs su tuo kitu žmogum, kuris išgyvena tas emocijas. Ir čia yra didžiulė žaizda. Visuomeniai tai yra didžiulė žaizda, reikalaujanti irgi sąmoningumo ir praktikos, nes dažniausiai, ko reikia tam kitam žmogui, kai jisai yra nusiminęs arba kai jisai verkia, ne tai, kad jūs jį bandytumėt ištraukti iš to, kur jisai yra, ar rasti sprendimo būdus, nes mes negalim išgelbėti ar išgydyti kito žmogaus. Mes tik kiekvienas patys save galim išgelbėti ir išgydyti. Ir tas žmogus tiesiog nori, kad pabūtumėt ir palaikytumėt jam erdvę, kas yra labai sudėtinga, jeigu nesat savo žaizdų išgydę bent didžiosios dalies, kur pradedat suvokti, kad net jeigu jaučiat kažkokį triggerį, kai kyla ta situacija, bet neverčiat tos situacijos apie save, arba tiesiog irgi savyje pastebit tą triggerį, bet išbūnat, galite išbūti šalia to kito žmogaus, galite išlaikyti jam erdvę ir netgi gali atrodyti kontroversiškai, kad kaip kitas žmogus verkia ir kodėl jo neguosti. Nes iš tikrųjų kito žmogaus guodimas tai yra irgi energetiškai, pasąmoningai yra jo patirties sumažinimas, kad tarsi jisai negali verkti dėl to, kas jam įvyko. Ar lygiai tas pats, tai yra bandymas
kuo greičiau nustumti tas emocijas. Tai dėl to, kad jum viduj trigerina, jūs viduj norit savo emocijas nustumti, nes tas kitas žmogus jum trigerina jūsų emocijas neišjaustas. Tai gaunasi, kad va tai bandydami padaryti, kad tas žmogus neverktų, kuo greičiau jį nuraminti ir taip toliau, jūs kaip gaunasi atstumėt tą patirtį to žmogaus, ką jisai šią akimirką išgyvena ir kaip jisai jaučiasi ir netgi emocijas atstumėt to žmogaus. Tai lygiai taip pat, ką jūs patyrėt vaikystėje, kur jum nebuvo palaikyta erdvė, kaip sakau, jeigu užaugot su emociškai nepasiekiamais tėvais, emociškai atsiribojusiais tėvais, toksiškoj, chaotiškoj aplinkoj, tai irgi niekas jums nepalaikė erdvės ir faktas, kad jūs išmoko tokį modelį. Ir dėl ko dar dažnai susitrigerina, jeigu kitas rodo emocijas, tai susitrigerina baimė ir nesaugumas, nes irgi iš vaikystės yra prisiminimas, kad jeigu rodot emociją, vadinasi, gaunat bausmę už tai. Tai nesvarbu, kad dabar yra visai kita situacija, esat suaugę ir niekas dabar jūsų nenubaus, bet jeigu yra neišgydyta ta dalis, susitrigerina vidinis vaikas, kuris išsigąsta ir kad tu greičiau nurimk, nes tuoj mus nubaus kažkas už šitas emocijas. Tai geriausias būdas, kaip galit padėti, iš tikrųjų padėti kitam žmogui, tai kai jisai jaučia tas emocijas, kai jis išgyvena tas emocijas, sugebėti išbūti. O jeigu matot, kad jums kyla trigeriai, tai irgi gali būti gera pamoka atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kodėl jums kyla tie trigeriai ir kodėl norisi greičiau tą situaciją užrišti. Tai realiai net tas bandymas, pavyzdžiui, net glostyti žmogaus ar pulti jį apkabinti, irgi lygiai taip pat gali suveikti kaip jo emocijų, jo išgyvenamos patirties atmetimas. Kad ir kaip tai atrodo, tai kaip, bet jamgi negera, tai aš eisiu čia paglostysiu, apkabinsiu. Jeigu tas žmogus parodo iniciatyvą, kad jis nori būti paglostytas ar apkabintas, tai viskas gerai. Bet jeigu ne, ir tokiu būdu jūs siunčia tą signalą, kad tu greičiau nurimk arba nustok verkti greičiau, tai sakau, tiesiog atstumėt, paneigėt tą patirtį. Tai jeigu gebat išbūti šalia žmogaus, išlaikyti jam erdvę, tiesiog pabūnant su juo, toj tamsioj skylėj, kurioje jisai sėdi. Nes dažniausiai mes nenorim būti iš ten išgelbėti, mes tiesiog norim, kad kažkas mus galėtų priimti taip, kaip mes esam šitoje akimirkoje ir taip, kaip mes jaučiamės. Ir priimti mūsų emocijos tokios, kokios jos yra. Ir dėl ko aš dažnai paminiu, kad yra toks dalykas kaip toksinis dvasingumas, kur viskas tik meilė ir šviesa ir kur visų šitų emocijų nėra. Ir jeigu tu jauti šitas emocijas, tai vadinasi kažkas yra su tavim negerai, bet iš tikrųjų yra atvirkščiai, nes mes esam žmonės, žmogiškam kūne, gyvenam žmogišką patirtį ir visos tos emocijos yra natūralios ir priimtinos ir kaip nekartą minėjau, tik mes uždedam tom emocijom etiketes, ar jos geros, ar blogos. Tai nėra taip, kad ir kiek jau to gyjimo padarysit, kad pavyzdžiui, staiga jūs nustosit verkti. Tai čia netgi blogas ženklas, jeigu jūs nustosit verkti, nes verkimas yra vienas iš geriausių būdų nervų sistemai susireguliuoti, vienas iš geriausių būdų paleisti susikaupusią įtampą kūne. Tai nebus taip, kad jūs nustosit verkti, arba nebus taip, kad jūs nustosit pykti, arba nebus taip, kad jūs nustosit trigerintis. Ir jeigu jūs taip galvojat, arba galvojat, kad esat šitam taške, tai dar daug dalykų jums atsiskleis, žodžiu, šitoje kelionėje. Ir sakau, ir labai daug žmonių trigerina kito žmogaus ašaros. Ir netgi aš nesenai dalinausi vienu video, kur būtent aš ėjau per savo irgi procesus ir tada gavau kanalo žinutę ir atėjau pasidalinti čia su jumis ir akivaizdžiai matėsi, kad aš ką tik verkiau ir kad esu emocijose ir buvo įdomu stebėti irgi, kaip žmonės į tai reaguoja ir didžioji dalis reagavo taip, kaip aš dabar ir kalbėjau, apie ką ir kalbėjau, kad tiesiog toks noras guosti, noras nuraminti, nors aš neatėjau čia su pagalbos prašymu. Aš neatėjau čia su prašymu nuraminti, aš atėjau pasidalinti kanalo žinute ir atėjau tokia, kokia esu. Tiesiog, kaip visada, būti pavyzdžiu,
kad viskas yra legalu ir taip, kaip esat, yra legalu ir kaip tik mes turim išmokti, nebijoti, rodyti savo emocijas, nes mes einam iš to žaizdos, kur negalėjom rodyti savo emocijų ir dabar mokinamės rodyti savo emocijas. Tai tai padėkim vieni kitiems, sukurdami erdvę toms emocijoms. Tai nepulkim patarinėti, nepulkim gydyti, nepulkim kažko siūlyti, nepulkim raminti, nepulkim kažko įsivaizduoti, kad dabar tam žmogui kažkas negerai, nes tai yra natūralus procesas. Aš džiaugiuosi, kai aš verkiu. Nes aš pagaliau galiu paleisti įtampą, kuri kaupėsi viduje. Aš pagaliau galiu sureguliuoti savo nervų sistemą ir tai yra absoliučiai normalus procesas. Tik mes buvom išmokinti iš vaikystės, kad tai nėra normalus procesas ir kad tu neverk, užsičiaupk, užtilk ir pasitrauk, žodžiu. Ir faktas, kad žmonės, kurie dar nėra labai sąmoningi apskritai apie save, apie savo emocijas ir apie savo kūną, kad jeigu tokiem žmonėm jūs tokiu būdu bandysit laikyti erdvę, tai gali būti, kad gal įvyks kažkokių keistų situacijų, nors iš tikrųjų visko, ko mes norim absoliučiai visi viduj, tai tiesiog, kad būtume priimti tokie, kokie esam, su tom emocijom, su kuriom esam čia ir dabar. Ir nenorim, kad mus kažkas trauktų iš tos juodos skylės, o pabūtų su mumis, pasėdėtų toj skyliai tiesiog, kad nesijaustum vieniši. Tai tai gali būti galbūt įdomių reakcijų, bet kalbant apie žmonės, kurie jau yra pradėję šitą kelionę, tai tikrai didžioji dauguma pritars, kad nei vienas nenori būti gelbėjamas ar būti raminamas, o kad kaip tik būtų išbūta. Ir kartais tikrai būna labai baisu, jeigu tos emocijos stiprios. Nesakau, tai būna baisu tik dėl to, ne dėl to, kad tas žmogus taip reaguoja, bet dėl to, kad tai mumise trigerina tos dalykus. Kaip visada, linkiu jums gražaus, ramaus, prasmingo, gydančio, likusio vakaro ir poilsio. Ir žinokit, kad viskas jum dėliojasi pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, meiliausiu, švelniausiu, gausiausiu, pelningiausiu keliu ir būdu. Tai išlaikykit savo tikėjimą, tikrai šitas kelias vingiuotas, žinokit, kad esat ne vieni, visi einam per tą patį, bet siunčiu jums daug meilės ir palaikymo. Ir ačiū visiems labai už rožytes, už širdeles ir ačiū, kad esat. Iki kito karto.